Projektą mes esame jau parengę, tai kaip tik pristatėme, kad būtent organizacijos politinių kalinių ir tremtinių duotų savo nuomonę, pastabas. Ir jeigu viskas tvarkoj, tai dar iki šių metų žiemos mes galėtume šį memorialą ir apšviesti, ir uždengti. Specialus karkasas, kuris atitiktų pačio memorialo, sakykime, ir spalvų sprendinius ir panašiai, būtų pakabintas stiklas iš vidaus, kuris dengtų pilnai stogą ir iki pusės patį memorialą. Bei įdėtas apšvietimas ir sutvarkyta aplinka. O aišku, prieš dengiant be abejo būtų parestauruota ar patvarkyta pats ir garvežys, vagonai. Kita vertus, tai būtų kaip ir akcentas, nes pašviestas ir šviečiantis pastoviai, tame tarpe ir paminklas, būtų matomas ne tik švenčių metu, bet ir visus metus. Iš Naujos Vilnios važiavo beveik visi tremtiniai. Ką mes kreipiamės, tai tikrai padeda. Manyčiau, kad čia savivaldybės šitas žestas yra labai geras, kadangi veikia poveikis gamtos, rūdyja, trūnyja, pūna. Turi išlikti šitas vagonas ateities kartom, ne tik tai mums.